Su atlikėja Karina Krysko skambinę po dienos darbų susitinkame Kaune. Šiame mieste moteris jau keletą metų draugė su vyru Sauliumi suka savo šeimos lizdelį, augina sūnų Majų. Tiesa, darbinė veikla, koncertai, įvairūs projektai moterį blaško ne tik po Lietuvą, bet ir pasaulį. Todėl gal moteriškai smalsu bent truputėlį pasidomėti apie Rodos tobulos moters, tobulą asmeninį pasaulį ir pasisemti iš jos žinių. Kaip suderinti tai, kas kartais mums moterims atrodo sunkiai suderinama. Į klausimą, ar tikrai Karinai viskas taip sklandžiai sekasi, jie atsako be išsisukinėjimų. Taip, yra sunku, labai sunku suderinti, nes visą laiką dažniausiai arba kažkam tai visada trūksta dėmesio. Čia jau kaip taisyklė, bet aš džiaugiuosi, kad Saulius supratingas labai ir mes tikrai suprantam vienas kitą ir aš žinau, kaip būna, kai jisai yra užsiėmęs ir kaip būna, kai aš esu užsiėmus ir jisai lygiai taip pat žino ir stengiamės vienas kitam padėti. Praėjusių metų gruodį Karinai teko didžiulis išbandymas. Moteriai buvo pasiūlyta atlikti vieną pagrindinių vaidmenų visų laikų didžiausiame ir brangiausiame lietuviškame miuzikle Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda. Karina džiaugiasi ir sako, kad tai gyvenimo dovana, kurią ji priėmė su džiaugsmu. Laikas tiesiog buvo labai įdomus, būtent galbūt pastatymo laikotarpis, nes dažniausiai taip ir būna, kad įdomiausias procesas, būtent kaip tu eini iki tikslo tam tikro. Bet aišku, pasirodymai, tai čia tiesiog irgi tokie bombų sprogimai, kaip aš sakau. Sprogstančių bombų būna ne tik scenoje, bet ir namie. Karina su šypsena atvirauja, kad nėra ji jau tokia gležnutė moteris šeimoje. Todėl vyrui kartais tenka iškęsti ne vieną jos kaprizą. Visko pasitaiko ir pykčių, ir nekalbadienių, kaip aš sakau. Dažniausiai iš mano pusės. Kažkokios taisyklės nėra turbūt stebuklingos, kaip būtent daryti taip arba naip, pagal nuojautą, gal kartais. Aš tai šiaip, gal ir geras žmogus, kaip aš sakau, bet gal užsispyrus kartais, jeigu aš taip sugalvoju, kad taip turi būti, taip ir bus galiausiai. Bet aišku, nepiktuoja, viskas stengiasi kažkaip. Lyg kokia moteriškų pokalbių labirinte daug kelių, bet visi jie veda prie temos apie moters grožio puoselėjimą. Ko jau ko, tačiau aplinkiniai Karinai komplimentų niekuomet negailėjo. Tačiau pati Karina nėra savo tokia atlaidi. Galvoju, kad kuo vyresnė tampu, to daugiau gal reikia dėmesio skirti savo, bet gal ir būti griežtesnei savo. Daugiau galvoti apie ką valgai ir sportuoti reikia būtinai. Reikia palepinti save ir masažais ir visokiom procedūrom. Bet aš manau, kad vis tiek svarbiausias dalykas tai yra smegenyse galvoje, kad tai teiktų vėlgi malonumą, o nebūtų tiesiog, man vėl štai reikės sportuoti. Kai tik atranda laisvo laiko, Karina nueina į sporto salę, tačiau alinančiomis dietomis savęs nekankina. O kad neatrodytų viskas taip idealu, ji prisipažįsta, kad vis dėlto turi vieną begėdiškai moterišką silpnybę, su kuria jai tenka kovoti nuolat. Pieniškas šokoladas man skaniausias, juodas šokoladas čia iš bėdos, kai jau nieko nėra. Ir taip, čia yra tokia silpnybė, kur kai pradedi valgyti, tai negali sustoti. O dabar genialus patarimas norinčioms sulieknėti. Pasak Karinos, duokite savo smegenims darbo, tai padės atsikratyti minčių apie maistą. Įdomi veikla, įdomus darbas, kuris įtraukia taip, kad net pamiršti, pavyzdžiui, kad reikia valgyti ar pamiršti apie maistą ir tada savaime kažkaip irgi vėlgi tas svoris krenta. Visą laiką reikia susigalvoti savo kažkokią tai veiklą. Nors metai bėga, palikdami savo pėdsakus ne tik gyvenime, bet ir veide, šiandien Karina sako, nenorėtų sugrįžti 15 metų atgal ir vėl tapti, liaudiškai tariant, niolikinę gražuolę. Kiekvienas laikas savaip yra žavingas ir įdomus, bet aš nenorėčiau būti dabar 18 metų. Aš norėčiau likti dabar, kaip man ten 30 metų, 33, kaip dabar man yra. Šiandien žinau, ko noriu iš gyvenimo, kas man patinka ir nepatinka, o visų svarbiausia yra sūnus Majus, kuris įnešė žavios tvarkos į mano gyvenimą, sako pašnekovė. Aš dabar, pavyzdžiui, galvoju, kad
kol Majaus nebuvo, tai iš tikrųjų aš iš vis nieko neveikiu gyvenime. Toks jausmas, ant kiek daug visko dabar, bet kuo daugiau yra darbų, to daugiau ir spėjai. Aš tai galvoju ir džiaugiuosi vėlgi, kad privertė gyvenimas anksti keltis ir man visai patinka toks mano režimas. Karina pasakoja, kad perkopusi 30 metų tapo kur kas atviresnė, o darbas scenoje padėjo atsikratyti ir tam tikrų asmeninių baimių. Tapau atviresnė, kuo toliau dar labiau tampu atviresnė ir būtent bendravimas su žmonėmis. Gal vėlgi pradėjau nebijoti savęs, tokios būtent kokia aš esu ir manau, kad scena labai irgi daug ką davė. Karinai darbe tenka daug bendrauti su įvairiais žmonėmis, o tai neretai taip pat vargina. Todėl moteris atvira, kad kartais būna dienų, kai jai labiau už viską norisi pabūti vienai su savo mintimis, pailsėti nuo šurmulio ir ištiesus kojas tiesiog pabūti paprasta, pavargusia nuo darbų moterimi.